Ataskrido sakalėlį, ataskrido vanagėlį, ant to žalio berželio, ant to žalio berželio. Verkitės maružės, marios maružėlės, verkitės maružės, gilūs dunojėliai, verkitės maružės, marios maružėlės, verkitės maružės, tose dunojėliuose. Apie šį akmenį mes sužinom iš Ritos Balkutės parengtos knygos Raganos kalnas, Molėtų krašto sakmių ir pasakojimų rinktinė. Daugelis žmonių dirbo toje ekspedicijoje, tai pati ekspedicija tęsiasi keletą metų, prieš maždaug jau 30 mečius. Buvo daug filmuojama, daug klausiama, ieškoma, einama, braižoma, piešiama ir Ritos Balkutės sritis buvo tokia, sveikatos, medicinos, užkalbėjimo, ten, kur žmogaus buvimas išeina jau už tokio mums įprasto pasaulio ribų. Ir šitos knygos, čia esančių pasakojimų mes sužinom, jog gyvena ir vis dar gyvena ponia Regina, kuri čia prie šito akmens, kuris šiandien mums yra pats svarbiausias, patyrė tokį nepaprastą šventybės potyrį, pati liudija, tai gyvai liudija ir tokiu būdu iš be galo senų laikų, iš tūkstantmetės praeities, šimtametės jinai atneša tas vertybės, tą žinią atneša mums į 20 amžiaus pabaigą, į 21 amžių. Jinai mums liudija, jos pavyzdys liudija, jog niekas nėra prarasta, niekas nėra dingę. Šventos vietos tebėra šventos, šventos vietos tebėra galingos, jos iki šiol gali gydyti, jos gali teikti jėgų, jos gali raminti, įkvėpti, gali gražinti tokią dvasinę pusiausvyrą. Ir visa tai vyksta tiesiog mūsų akise, mums stebint arba dalyvaujant. Ir tai, kad ponia Regina tą išgyveno, tai, kad jinai išdrįso pasidalinti, liudyti tą, čia tokia labai didelė dovana ir man tyrinėjančiam senasias šventvietės. Tikrai turiu pasakyti, kad yra vienetai tokių liudijimų, kurie būtų apie šiuolaikinę visuomenę, apie šiandienos Lietuvą. Ir mes pamatytume, kokios stiprios yra mūsų baltų šventvietės, kaip jos veikia. Tai čia nėra vien tik tai graži gamtos vietovė, tai yra vieta, kuri yra tiesiogiai susijusi su mūsų būtim, kad mes savo būtį galim stiprinti, mes galim atrasti įkvėpimo ir jėgų kaip tik tokiose šventvietėse, kurios, kaip šiuo atveju, ir yra paveldėtos, bet kai kuriais atvejais gali būti tiesiog pamirštos ir iš naujo atrandamos. Vieną kartą, kai praėjus gal kokiu dabar 15 metų, aš apsirgau, negalėjau vaikščioti, invalido vežimėlį sėdėjau ir mane nukreipė gydytojai į reabilitaciją, padėjo biškelį man atsistoti ant kojų. Ir vieną dieną paryčiui susapnavau sapną, kad reiškia yra toks miškas, kuriame miške yra didelis akmuo, jis yra Majos akmuo. Prie to akmens yra 3 eglės.
bet jų spygliai yra negražus. Vienos yra toks žalsvi, 3 tokios, kitos yra apšepę tokie, bet 3 eglės stovi. Aplink akmenuką lyg tai vanduo yra. Iki to akmenuko nedaeisi, nes yra sena brasta iš alksnių, jinai supuvusi ir vienu žodžiu ten reikės brysti, eiti ir pamatysi akmenį, ten yra akmuo su viršūnė. Reikia trikampinę viršūnę, bet tame akmenyje yra duobutė. Jeigu surasi tą duobutę, ant jos atsistosi, pajausi savo pirmą kojos pirštelį, nes mano kojos lyg tai funkcionavo kraujas, bet jų aš visai nejaučiu ir gydytojai negalėjo suprasti, kame tai esmė, nes iš tiesų viskas funkcionavo. Nu ir aš atsikėlus vyrui sakau, žinai, iš pradžių galvoju, gal sakyti, gal ne, gal čia pagalvos kažkas su galva. Sakau, žinai, susapnavau Majos akmenį, nors aš nežinau, kuris yra. Jis sako, žinai ką, aš pakalbėsiu su Gediminu Pakalniu. Sako, jis kažkaip tai anksčiau gal žinojo, kur tas akmuo. Sako, aš tai nelabai, nes čia daugiau jo apėjimai buvo. Jeigu va, turėdavo savo apėjimus, guliai reiškia, ir jie žinojo savo tos apėjimus. Nu, iš taip pagalvojo, pažiūrėjo mane, sako, žinai, aš jam paskambinsiu. Jis paskambino, aš lovai gulėjau, aš negalėjau vaikščioti taip labai silpnai. Jis paskambino, žmogus iš karto susiruošė, turėjo džipą, atvažiavo čia, paėmė jėguzvarną pjūklą, paėmė kirvį, didelį aviganį šunį kartu, nu, ilgus batus paėmė tos žvejo. Nu ir nuvažiavom, nuvažiavom. Dabar sako, Regina, jūs su šuniuku čia pasėdėkit mašinoje, o mes eisim su Jonu ieškoti. Nu ir ilgai ėjo, ten mes nėra, ir šaltoka buvo tokia, žinot, ir kaip sniegas pirmas iškrytęs, tokia šlapdriba buvo, nėra, sėdžiu mašinoje, nu žiūriu, pasirodo jie, ateina, tokie pasikeitę iš veidų, sako, žinai ką, jeigu ne tu, niekad nepatikėtume. Sako, niekad nepatikėtume. Nu žodis į žodį, ką sakėjai, tavo sapne, Regina, viskas yra. Bet sako, nežinom, ar kaip tave ten datempti. Nu, sakau, mėginam. Aš neturėjau ilgų batų, ten, žinot, man uždėti buvo be galo sunku. Tai tas žmogus, Gediminas, nuėmė savo didelius ilgus žvejo batus, man su Jonu įkišo tos batus, iki pat tos brastelės datraukė ir po to vidus sakė, aš turiu eiti su vyru. Ir reiškia, Jonas mane tempė, klimpo jis ten, aš kai mažai judinti, ten be galo buvo sunku. Nu, šiaip ne taip, mes ilgai ten tempės mane ir priėjom, viršūnė yra išlindusi, apaugusi samanom akmuo, bet jo visai mažai išlindę iš vandens. Reiškia, aš dabar vidus, suprantat, kaip bebūtų be keista, bet vidus viskas sako, ką sapnas sakė. Sakau, Jonai, laužyk pagaliuką ir ieškok toj balutėj, kur semtas tas akmuo, turi būti duobutė. Jis paėmė vieną pagaliuką, tas čik nulūžo. Sako, nu kad čia stukseni, nieko nėra. Paėmė kitą pagaliuką, žak, ir kitas pagaliukas sulūžo. Nu, sakau, 3 kartas nemeluoja, bandyk. Ir atrado tą duobutę, dabar sakau, mane tempk. Jis užtempė manęs ant tą duobutės, man tai buvo sunku stovėti, aš taip atsirėmiau į jo ranką. Sakau, dabar nuimk tų kepurę ir pradėsi melstis. Sakau, bet vidus vėlgi sako iš viršau, dėkok žmonėm, visiems žmonėm, dėkok ir prašyk sveikatos žmonėm. Ir taip, ir žinot, vidus sako, nu, dėkoju iš viso širdies visiems, kad visi būtų nuoširdus, kad būtų visi sveiki, kad visi būtų laimingi. Patys žodis lėjosi. Ir po to vėlgi tas vidus sako, paimk vyrų iš rankos ir kad jis kartu mes taip vienas su kitu už rankų laikytumės ir sakyti. Sakau, o jis sako, ką sakyti? Sakau, dėkok, kad aš būčiau sveika, kad tu būtum sveikas, kad visa šeima, kad visi žmonės būtų sveiki, nuoširdus. Matai, kaip gerai, kai mums padeda žmonės. Ir žinot, kai paėmėm taip už rankos vienas kitam, pradėjo ašaras man tekėti ir jam. Ir ištryško šaltinis į viršų, suprantat, vanduo. Ir pradėjo visur tekėti aplinkui. Ir iš karto pajutau vieną pirščiuką. Sako, stebuklų nebūna, bet jie būna.
Jie iš tiesų būna. Ir tada, žinokit, nuo tos dienos prasidėjo pasveikimas toksai. Kiekvieną dieną po vieną pirščiuką ir per 10 dienų aš pradėjau pirščiukus jausti, bet pačios kojas dar ne savo buvo. Ir po to mėnesį bėgė, viskas pradėjo atsistatinėti. Ir suprantat, kai aš pilnai atsistačiau, atvažiavo irgi ten iš Purvyniškių senelis toksai. Irgi jis buvęs eigulys ir mano vyras su juo yra dirbęs. Ir jo žmona senutė tokia susirgo rožę. Ir jis žinojo, kad sako, ponia Regina, aš žinau, kad jūs užkalbat rožę ir šitągi. Ir kad padėti. Sakau, gerai, sakau, jis su arkliuku atvažiavo senutis, 87 metų dėdukas tas atvažiavo. Nu, aš užkalbėjau viską, tarp pavaišinom, kai pažįstami visi čia savo žmonės. Ir jis sako, ai, žinau, ponia Regina, jūs kur pasveikot? Jis man taip. Sako, jūs buvot ant Majos akmens? Sakau, taip, aš buvau ant Majos akmens, mane vyrai nuvedė. Sako, aš dabar jums savo istoriją papasakosiu. Sako, mano žmonos mamos mama pasakojo, tai jau jie seniai jau tiek pasakojo, kad ten buvo pieva didelė ir ten buvo tas akmuo labai didelis, jis panašumą tokią turi kaip į punktuko didumo. Ir sakė, ten būdavo atliekamas mišios laikomos. Ir sako, ten kaip jau autori, žmonės su arkliais, sakė, su bryčkom atvažiuodavo ten į tą pievą ir žmonės visi ten meldėsi, sako, ten yra šventa vieta, bet po to, sako, kai užliejo ar ten vandenį, sako, aš viską neatsimenu, kiek išgirdų buvau iš savo, reiškia, žmonos, mamos dar ten, tai sako, tai va tik tiek ir galiu pasakyti, sako, bet, sako, ten stebuklinga vieta. Bet žinokit, tai sako, labai aš džiaugiuosi, kad jūs ten pakliuvote ir jis tas akmuo jums padėjo. Aišku, dabar tų žmonių gyvų nėra, ir to pono Osinskio nėra, ir žmonos jo nėra, bet iš tiesų įvyko toks, kaip ir sutapimas, kaip ir patvirtinimas to dalyko, kad iš tiesų tas akmuo toks turėjo kažkokią tai stebuklingą galią. Šiandien keliaujame į dar vieną nepaprastą vietą, kuri yra savaip žavi. Pirmiausia, tai žmogaus neliesta vieta, laukinės gamtos, bet to tikriausiai būtų maža. Ir taip kaip mes keliaujam ir taip kaip mes tą vietą įsivaizduojam, jinai tikrai nėra vien tik tai akmuo. Toje vietoje lyg atrodo, pats pasaulis randasi, tveriasi arba yra kūriamas. Daug vandens, tokios savotiškos marios, dar teka dar daugiau vandens atiteka ir ne visur gali koją pastatyti ir ne visur tvirta, gali prasmegti. Ir tas toksai nesvarumas arba toks liuliavimas, bangavimas ir tas pavojus, jisai patvirtina, kad riba tarp to pasaulio, kuris dar tik tai kūriamas, tarp tų vandenų arba iš vandenų iškylančio, dar tik tai jisai ryškėja ir jo kontūrai. Ir visam šitam tokiam nesvariam, nesulaikomam arba dar nepastoviam tokiam pasaulyje atrandam tašką, kuris jau yra tvirtas, jau jisai yra atsiradęs. Jau jis yra sukietėjęs, tai toks didelis gražus akmuo, išplautas vandens ir tebeplaunamas, kalaujamas vienu šonu. Ir štai tas akmuo tampa centru, ašim, toks brandolys, jisai yra, šventvietė yra aplinkui, bet kuomet ieškom tos tokios šaknies arba ašies, kuri jungtų skirtingus pasaulius, tą iškylantį su požeminiu ir taip pat su viršutinė mūsų pasaulio dalim, tai tas akmuo yra toks akivaizdu, kad jisai yra svarbiausias. Tai šventvietėj to reikia. Šventvietė yra vieta, kur susiliečia skirtingos pasaulio dalis, kur riba arba nėra juntama apskritai, arba yra labai labai plonytė.
taip kaip mūsų koja ne vietoj pastatyta gali taip pat nuslysti ir žinoma, yra dar medžiai, kurie atlieka labai panašų vaidmenį, šaknis, liemenys ir šakos, bet akmuo pasižymi tuo, kad yra toks ypatingai mitologinis ir mūsų senosiuose dainose mes tą vaizdinį žinom, tą baltą akmenį arba tiesiog akmenį mariose arba akmenį saloj, iš kurio viskas prasideda. Ta gyvybė, tai gali būti nukritusi ašara, tai gali būti kibirkštis, tai gali būti ir perkūnija, žodžiu, perkūno paliesta vieta, paliestas akmuo ir iš jo viskas prasideda. Jisai prasiveria arba nebegali sulaikyti tos jėgos, su kuria kūrėsi, randasi pasaulis. Ir čia dabar tiesiog naujausi tyrinėjimai tą parodo, patvirtina. Dainiaus Razausko netrukus bus knyga apie tai, kaip ta uola, kaip tas akmuo užtvėrė, sulaikęs vandenis, kaip jisai kuriam laikui, sustabdo tą pasaulio kūrimą, bet išsilaisvinus, jį pašalinus, tą paprastai daro perkūnas. Viskas išsilieja, mes patiriam laisvę, mes patiriam visą puokštę ir emocijų ir būsenų. Tai šitaip žvelgiant į šventvietę ir esančią prie Purvino ežero, kur mes ir keliaujam, jinai užima tokį ypatingą vaidmenį. Čia visada gali grįžti prie pasaulio pradžios. Ir jeigu įsivaizduotume žmonės, kurie senovėje šitą vietą lankė, tai jų motyvas arba jų siekis, jų tikslas yra tokioj nepaprastoj, tokioj šventoj vietoj melsti to, ko stokojama, melsti to, ko trūksta. Ar tai būtų sveikata, dažniausiai sveikata, bet lygiai taip pat tai gali būti laimė, tai gali būti asmeninė laimė, tai gali būti laimės troškimas, linkėjimas, maldavimas ir savo artimiesiam, kurie galbūt ir negali patys ateiti į šitą vietą. Tai gali būti dar kažkokios tai vertybės, troškimai, apie kuriuos gal rečiau šnekam, bet tai gali būti tam tikras patarimas, tai gali būti tam tikra žinia, tai gali būti tokia savotiška išmintis arba pranašystė. Aš nežinau, kaip elgtis, aš nežinau, ko laukti, aš nežinau, kas manęs laukia ateityje, ir aš ieškau vietos, kurioje suprasčiau, kurioje rasčiau atsakymą į man rūpimus klausimus. Tai aš manau, kad Purvino ežero šventvietė pirmiausia yra tokia šventvietė, kuri turi visus bruožus, kuri atitinka visiems reikalavimams ir mes čia atpažįstam tiesiog mūsų baltų genčių, mūsų tokio baltų pasaulio tokį paveikslą, tam tikrą tokį vaizdinį, kuris gali būti ir kartojamas, kuris gali būti šiek tiek kitoks kitose vietose, bet čia Purvino ežero pelkėje jisai yra toks, kokį mes jį matom. Verkitės maružės, marios maružėlės, verkitės maružės, gilus dunojėliai, verkitės maružės, tose dunojėlios, verkitės maružės, stovi akmenėlis, verkitės maružės, marios maružėlės, verkitės maružės, gilus dunojėliai, verkitės maružės, tome akmenėlį, verkitės maružės, stovi krėslužėlis, verkitės maružės, marios maružėlis, verkitės maružės, gilus dunojėliai. Tikrai viskas neužsidaro, neužsibaigia ties tokiam siaurom religinio lauko ribom, bet kad mūsų supantis pasaulis, žemė, dangus,
vandenis, ugnis, kad tos šventybės yra kartu su mumis ir jeigu mes esame atviri, jeigu mes meldžiam jų, prašom pagalbos, mes visada galim tikėtis jos sulaukti ir tos darnos siekis pirmiausia savo požiūrio pakeitimas, jis yra siektinas, linkėtinas, kad mes nustotume galvoti apie save ir nustotume žvelgti į mūsų pančią aplinką iš tokių labai tokių egoistinių žmogaus pozicijų, bet kad mes priimtume tą buvimą kaip lygių būtybių, lygių gyvybių buvimą ir tas pakeistas žiūros taškas leistų mums visiškai kitaip matyti paveldą, matyti akmenis, ąžuolus, rūpintis jais ar siekti, kad mūsų šaltiniai, šventi gydomieji šaltiniai būtų švarūs, kad netekėtų trąšos ir gruntiniais vandenim neterštų jų. Tai vat yra dalykai tokie, kurie tikrai prilygsta iššūkiui, kaip mums gyventi šiandien tikrai yra patogu, malonu ir mes nenorim įsižadėti to, kas mums atrodo jau yra įprasta ir vadinam tai tam tikrais pasiekimais, bet jeigu mes rastume jėgų bent valandai ar dienai pažvelgti iš šalies, mes pamatytume, kokia mūsų supanti aplinka yra trapi ir kad mums tenkanti atsakomybė už jos apsaugą, išlikimą yra labai didelė. Kaip bus toliau, kas bus, kas tą šventumą saugos, kas jį globos, kaip panaudoti tai gėriui kurti, ginti nuo neteisybės. Mano įsitikinimu paveldo mes neišsaugosim, jeigu laikysim jį paslapty. Tai čia tokia labai svarbi nuostata, kad paveldas būtų, jisai rūpėtų, kad jis būtų perduotas ateinančiai kartai, jisai turi būti žinomas. Tai negali būti kažkieno nuosavybė, priklausyti kažkokia išskirtinė teisė vienam ar žmogui ar vienai šeimai. Bet kai mes tą paslaptį atidengiam, mes kartu, čia toks visada yra pavojus, kad bus priešų, kad galbūt bus žmonių, kurie neįvertins ar galbūt net sąmoningai norės pakenkti. Bet čia kartu toks išbandymas visuomenėje arba visuomenės įgaliotėm asmenim, jeigu kalbam apie saugomas teritorijas ar apie kitas vietas. Kaip visuomenė sugebės ginti, kaip sugebės parodyti, kas prisiims atsakomybę. Tai aš manau, kad ir ypač jeigu kalbam ne apie kažkokią vienetinę augalo augimo vietą ar grybo, kaip ten Moniškio miške prie Utenos, kur ten apskritai pasaulyje vos ten keli šimtai tokių augimviečių tėra. Tai taip, tos vietos be galo trapios ir ten besilankantis žmonės net ir nieko blogo nenorėdami gali pakenkti, bet kada kalbam apie paveldo vietas ir vis dėlto daugelis jų protingai lankant, laikantis nuostatos, kad jeigu tau būtinai nereikia ten eiti, tai tau nebūtina ten eiti. Tai aš manau, kad svarbu rodyti, apie tai kalbėti, nereikia bijoti. Aš neįsivaizduoju, kad kas nors būtų čia prievartai tokias vietas vežamas. Vis tiek yra kažkoks tai noras. Ar tai bus smalsumas, ar tai bus toksai tvirtas įsitikinimas, siekis tą vietą aplankyti, pažinti. Ir tai reiškia, kad tas žmogus susiruošęs į kelionę, mes turim tikėti juo, turim pasitikėti, galvoti, kad jis nepadarys nieko blogo, kad jisai tiesiog prisidės ir jo buvimas svarbus. Ir čia, nors galbūt skamba keistokai, bet norėčiau paminėti tą dalyką, kad ne tik tai žmonėms reikia vietų, bet ir vietoms reikia žmonių. Ir tas kaip vietos to žmonės pritraukia, kaip jos pasikviečia, kaip joms svarbu išmatuoti sunku, bet aš manau, kad taip yra. Yra vietos, kurios traukia sugrįžti, yra vietos, kurios kviečia jas atrasti. Ir taip mus išbando ir žmonės tokioje apykaitoje, tokiuose mainuose su vietomis kažką duoda, kažką pasiima.
Projektą Baltų šventviečių ekspedicija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.